Ar kada susimąstėte, ką reiškia vartoti vaistus racionaliai? Šiandien laidoje Farmacinis raštingumas būtent apie tai ir pasikalbėsime. Kaip teisingai pasirinkti ir vartoti vaistus, kad jie būtų ne tik veiksmingi, bet ir saugus. Panevėžio teritorinės ligonių kasos kontrolės skyriaus vedėjas Edgaras Voras papasakos, koks yra gydytojo ir paciento vaidmuo šiame procese, kaip išvengti nepageidaujamų reakcijų ir kur rasti patikimą informaciją apie vaistus. Taigi pradėkime nuo pradžių. Koksgi yra tas racionalus vaistų vartojimas? Tai toks vaistų vartojimas, kai pacientas gauna jo ligos gydymui tinkamus vaistus būtent jam reikalingomis dozėmis, jam tinkamos gydymo trukmės ir už mažiausią jo valstybėje galimą kainą. Šiame procese dalyvauja ir gydymą skiriantis gydytojas ir vaistus vartojantis pacientas, kuris vaistinėje turi teisę pasirinkti jam išrašytą vienokio ar kitokio gamintojo vaistą. Koks šiame procese gydytojo vaidmuo? Pagal racionalaus vaistų vartojimo principus gydytojas, skirdamas vaistą, įvertina ligos priežastis, jos atsiradimą, plitimą organizme, jo pažeidimus, atsakomąsias reakcijas į žalingus organizmui veiksnius, atsižvelgia į gydymo vaistais būtinumą. Parinkdamas vaistą, gydytojas atsižvelgia į individualias paciento savybės, gretutinės ligas ir kitus vartojamus vaistus. Parenka tinkamą dozę ir gydymo trukmę, kuri gali keistis toliau stebint paciento būklės pasikeitimus. Visada vertinama gydymo suteikiama nauda ir keliama rizika, o vaistas skiriamas tada, kai nauda nusveria galimą rizikos paciento sveikatai. Kaip pats pacientas gali prisidėti prie racionalaus vaistų vartojimo? Ar vaistus vartojate racionaliai priklauso tik nuo jūsų. Tai yra nuo paties paciento. Ką daryti, kad vartojimas būtų racionalus? Reikia laikytis šių rekomendacijų. Būtina susipažinti su savo liga ir laikytis gydytojo nurodymų. Vartoti jums paskirtas vaisto dozes. Laikytis nurodytos gydymo trukmės ir režimo. Koreguoti ligos rizikos veiksnius. Nejudrumą, antsvorį, žalingus įpročius ar netinkamą mitybą. Žinoti vartojamų vaistų pavadinimus ir dozes. Jų sąrašo sudarimas liks išvengti klaidų ir nepageidaujamos vaistų sąveikos. Stebėti savo ligą ir jos gydymo eigą. Apie sveikatos būklės pasikeitimus, įtarimus dėl pasireiškusios nepageidaujamos reakcijos į vaistus nedelsiant pranešti gydančiam gydytojui. Reguliariai patikrinti vaistų tinkamumo vartoti terminus ir vaistus laikyti nurodytomis sąlygomis. Vaistus rinktis atsakingai iš tos pačios vaistų grupės priimtiniausią kainą. Renkantis vaistus, jei kyla neaiškumų, visada klausti gydančio gydytojo ar vaistininko. Įsidėmėti, kad sergant lėtinę ligą gydymas gali būti tęsiamas visą likusį gyvenimą. Gal tai nėra problema, gal daugelis būtent taip ir elgiasi vartodami vaistus? Deja, racionalų vaistų vartojimą Pasaulio sveikatos organizacija vertina kaip vieną iš didžiausių sveikatos apsaugos grėsmių. Apie 50% vaistų išrašoma išduodama nesilaikant racionalaus vaistų vartojimo principų. Ir beveik 50% pacientų vaistus vartoja netinkamai. Neracionalus vaistų vartojimas ne tik nepadeda siekti norimo gydymo rezultato, bet ir gali sutrikdyti sveikatą bei didinti nepageidaujamų reakcijų vaistą dažnumą. Skaudžiausia neracionalaus vaistų vartojimo baigtis – paciento mirtis. Itin skausminga problema yra netinkamas antimikrobinių vaistų, tai yra antibiotikų vartojimas. Jis didina atsparumą vaistams ir lemia 33 000 mirčių per metus Europos Sąjungoje. Minėjote, kad apie įtarimus dėl pasireiškusios nepageidaujamos reakcijos į vaistus nedelsiant reikia pranešti gydančiam gydytojui. Ar tik gydytojui, ar dar kažkam reikia apie tai pranešti? Apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas į vaistą būtina pranešti gydytojui, kad šis, žinodamas tai, galėtų koreguoti gydymą vaistais. Taip pat apie nepageidaujamas reakcijas galima pranešti vaistininkui. Pranešti gali ir sveikatos priežiūros specialistai ir vaistininkai, ir patys pacientai. Galima pačiam pacientui užpildyti nepageidaujamos reakcijos į vaistą pranešimo formą. Internetu valstybinės vaistų kontrolės tarnybos vaistų informacinėje sistemoje. Jei neturite galimybės pildyti internetu, galima atsisiųsti formą, ją užpildyti ir nusiųsti elektroniniu paštu, arba galima pranešti nemokamu telefonu. Numeris 8800 735 68.
Kai kurie gyventojai mano, kad nėra prasmės pranešti apie vaistus sukeliančius nepageidaujamas reakcijas, nes vaistai iš apyvartos vis tiek nebus išimti. Tai kas iš to, kad pranešime? Labai svarbu pranešti apie bet kokią įtariamą nepageidaujamas reakciją į vaistą, ypač trikdančią kasdienę paciento veiklą dėl galimos ar pakuotės lapelyje nepaminėtos vaistų sąveikos. Tokie pranešimai padeda nustatyti retesnes, netikėtas, kartais labai sunkius padarinius sukeliančias nepageidaujamas reakcijas į vaistą. Lietuvoje už vaistų saugumo stebėjimą yra atsakinga Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, pavaldi Sveikatos apsaugos ministerijai. Jai reikia pranešti ne tik, jei vaistas sukelia nepageidaujamas poveikį vartojant jį taip, kaip nurodyta vaisto pakuotės lapelėje, bet ir jei nepageidaujama reakcija kyla dėl klaidingo vartojimo ar nesilaikant patvirtintų vartojimo sąlygų, įskaitant piktnaudžiavimą. Reikia paminėti, kad kartais nepageidaujama reakcija į vaistą pasireiškia, kai pacientas nustoja jį vartoti. Visi gauti pranešimai apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas yra labai atidžiai analizuojami. Remiantis naujais gautais duomenimis gali būti keičiami vaistų informaciniai dokumentai, į pastaruosius įtraukiant informaciją apie naujas būkles, kurių atveju vaisto vartoti negalima, arba pacientai įspėjant apie naujus nepageidaujamus poveikius ar galimą sąveiką su kitais vaistais. Jei nustatoma, kad vaisto šalutinio poveikio keliama rizika yra didesnė už galimą naudą, vaisto registracija gali būti stabdoma arba panaikinama ir šis pašalinamas iš rinkos. Vaistus pardavinėja ne tik vaistinės, jų siūlo įsigyti ir prekybininkai. Kaip žinoti, kad vaistas yra saugus? Siekiant įsigyti kokybiškus ir saugius vaistus, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto svetainėje galima pasitikrinti, ar siūlomas vaistas yra registruotas, tai yra įrašytas į Lietuvos Respublikos vaistų registrą, ES vaistų registrą ar lygiagrečiai importuojamų vaistų sąrašą, nes tik registruotų vaistų kokybę, saugumą ir veiksmingumą įvertina mūsų šalies ar ES institucijos. Vaistus reikia pirkti vaistinėse arba jų interneto svetainėse su tikrais vaistinių logotipais. Logotipas yra tikras, jei spūstelėjus ant jo atsiranda vaistinių, siūlančių parduoti vaistus gyventojams nuotoliniu būdu sąrašas, esantis Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto svetainėje. Ir sąraše yra nuoroda į vaistinės interneto svetainę. Kai kurių nereceptinių vaistų nuo 2019 metų galima įsigyti parduotuvėse bei degalinėse, tačiau jos neturi teisės vykdyti nuotolinės prekybos šiais vaistais. O ką galite pasakyti apie turguose pardavinėjamus vaistus? Pirkdami vaistus neteisėtose pardavimo vietose, turguose, nelegaliuose vaistų pardavimo svetainėse, internete, gyventojai rizikuoja įsigyti ir vartoti neaiškios kilmės produktus, kurie pristatomi kaip vaistai. Tokių produktų vartojimas yra nesaugus, nežinoma jų sudėtis, veiksmingumas, sukeliamų nepageidaujamu reakcijų į vaistą sunkumas, tinkamumas vartoti laikas, transportavimo sąlygos, juose gali būti aptinkama kenksmingų priemaišų arba visai nebūti veikliosios medžiagos. Tokių produktų ženklinimas, pakuotės lapelis gali būti klaidinantis. Taip pat nelegaliuose prekybos vietose rizikuojate įsigyti nelegaliai padirbtų falsifikuotų vaistų. Falsifikuoti vaistai dažniausiai pristatomi kaip jau registruoti vaistai, tačiau jų tapatybė, pavadinimas, sudėtinės dalys, kiekiai, gamintojas ir platinimo būdas yra nurodyti neteisingai. Vaistas gali būti pagamintas ir teisėto vaistų gamintojo, bet pakliuvęs į neteisėtą platinimo grandinę, taigi tapęs falsifikatu. Todėl reikia būti budriems, nerizikuoti savo sveikata ir nepirkti neaiškios kilmės produktų. Kur pacientai gali rasti oficialią informaciją apie vaistus? Informacijos apie vartojamus vaistus galima rasti lapelyje, kuris įdėtas į vaisto pakuotę. Kartais visa svarbi informacija pateikiama ant pakuotės. Lapelyje paaiškinama, kam ir kaip vaistas vartojamas, kada jo vartoti negalima, bei pateikiama informacija apie nepageidaujamas reakcijas į vaistą. Prieš vartojant vaistą būtina perskaityti pakuotės lapelį ir jo neišmesti, kol vaistas vartojamas. Taip pat informacijos apie vaistus galima rasti apsilankius Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto svetainėje ir skiltyje vaistų paieška, į paieškos laukelį įrašius vaisto pavadinimą.
Dėkojame, kad buvote kartu, tikimės, kad ši informacija padės jums tapti sąmoningesniais vaistų vartojimo klausimų ir geriau rūpinti savo sveikatą. Atminkite, kad vaistai yra veiksminga priemonė, tačiau tik tada, kai jie vartojami teisingai ir atsakingai. Būkime informuoti ir sveiki. Jei turite klausimų, bendro pobūdžio informaciją galite sužinoti paskambinę ligonių kasų bendruoju numeriu 05 232 2222 arba pasiteirauti elektroniniu paštu info@vlk.lt. Iki.